Labą rytą. Esam valandą kelio iki Zakopanės. Čia vakare jau nusprendėm apsistoti, kad kelias iki Zakopanės būtų gražesnis, kad visus kalnus matytume, galėtume kokių montažiukų padaryti. Apsiprūsėm. Va mūsų Bonifacijų, nežinau, rodžiau. Tačiau mes nusipirkom tokią augalą, pavadinom Bonifacijų bazilikas. Su mumis leidžia visą kelionę. Dabar jį palaistėm, kraunam jį, nes jis turi saulės baterijas. Dabar eisim, pasidarysim pusrytukų. Valgysim hamburgerius. Be hamburgerių mėsos, o su kumpiu. Bet su jais. Antelio, sakyk labą rytą. Labą rytą, geras saulytas. Geras saulytas. Bonifacijaus update'as. Jis gal dar netrodo labai gerai, bet jau truputėlį saulės gavo ir va biškį pakylo. What's up? Biškį sustojom, pamatėm tokią visai vietą, kur galima prisiparkuoti ir biškį užsilipti ant mažo kalniuko, bet gražus vaizdai labai. Gražus vaizdai? Gražus vaizdai. Labai gerai sakinys. Aš kalbėti lietuviškas. Tai va, biškį pasivaikščiosim, gal kokią nuotraukytę vieną kitą sušaudysim ir judėsime toliau. Atvykome į Kėdainius pažiūrėti, kaip jie rugina agurkus. Ką? Gamtos orkestras. Manvydas nukrito, suslaužė abi kojas, tai dabar bėgam iki ligoninės. Aš ant rankų, jis ant kojų. Ant mano kojų. Na va, prisiparkavom, dabar ruošiamės daiktus, pasigaminom biškį užkandžių ir keliausim palaipyti, pasivaikščioti labiau po kalnus, pasirinkom daugmaž 5 valandų žygį, žiūrėsim kaip mums seksis. Pradėjom savo hikingą. Mūsų kelio pavadinimas yra Kuznyce. Gali būt, kad netaip ištariau.
bet nieko tokio. Tai čia yra 13 km kelias. Pažiūrėsim, kaip mums seksis. Jeigu... Kas čia buvo? Odas? Eina čiūvas, dėjo saupliuką. Aš nerandau čiūvas. Aš man trydą. Tai žiūrėsim, kaip mums šiandien seksis, jeigu labai patiks. Aš manau, kad patiks. Tai rytoj varysim į kalno viršūnę pavadinimu Giovica. Kaip nevadinus? Gevonija kažkokia. Gevonija, žodžiu. Matot ant ekrano. Mantvydas stveria pirmą gurkšnį, pirmą laukinį ir žvėrišką gurkšnį. Vienas gurkšnis jam padės nueiti dar lengvai 15 plus kilometrų. Sakiau, negazuotą paimti. You're the one I'm calling. You're my escape from my darkest days. And when the sun is shining, you know we out here riding, chasing the horizon with you. I don't need to look no further. You are the one I'm certain. Štai toks vaizdelis už manęs. Nežinau realiai, kiek aš jau nuėjau. Dabar laukiu Mantvydo. Klausai pakils. Stoviu čia, laukiu Mantvydo ir iš viršaus į apačią atleidžiasi 4 lietuviai. Ir vat, girdžiu, kad lietuviškai šneka ir sako, ten reikia daugiau vietos, kad būtų čia atsistoti, pamatyti geresnį vaizdą ir panašiai. Tai buvo gera lietuviškai įsiterpti, kad va ten apačioj bus vietų, galima pasifotografuoti, pafilmuoti, bus tikrai vietų. Ir kad matosi, va, lietuviškai šypsina, va, čia tipo irgi jūs čia lietuviai ir panašiai. Va, užkilom jau į 600 metrų aukštį. Ir čia labai fainiai yra labai daug žmonių, su kuriais tu prasilenki ir jie pasisveikina. Ir jie realiai pagrindę pasveikina savo kalbą. Tai ten su lenkais ten galima lengvai pasveikinti, ten kokiais anglakalbiais ir panašiai. O yra kitataučių, kurių kalbos aš visai nesuprantu. Ir man kažkoks durnas įprotis, reikia pasisveikinti jų kalbagi. O aš nesuprantu net, ką jie man sako. Ir jie savo kalbą pasako ir aš toks ir praeina 3 žmonės ir aš jiems visiems tą pačią nesąmonę sakau. Bet tikriausiai paeina. Žiūrėkit, užtikom kalnų ožką. Man atrodo, mes draugas susiradom. Rodo mum kelią. Aišku, biški šunkeliais rodo, bet rodo. Varmontelis filmuoja tokiam gražiam vaizdelyje. O štai ir mūsų tikslas matosi. Jau nebedaug liko. Metu Lietuvoje yra 1 mėnesis vasaros. O čia atvykus į kalną galima taipogi paleisti sniegučio ir prisiminti šaltą žiemą. Love feels so invincible. Feel you when there's no one around. Your beauty's so amazing. I will always hold you down. Your heart will be kept safe inside.
Statūs skardžiai, siauri takai, su jau mažėjusi temperatūra oro. Va tai aš jaučiu šiuo metu. Tačiau įspūdžių ir nuotaika viduje taip šilda. You're the picture perfect, you're on my mind painted. And I don't wanna lose what we've got tonight. Baby, 'cause your love's like a dynamite. I don't wanna love you when I'm faded. I can feel your heartbeat to save it. Na štai ir užlipau į aukščiausią šio kalno viršūnę. Na tai iš tiesų yra tokie atsiminimai gyvenime, kurie įstriks labai ilgai. Belieka sulaukti mantelio ir žiūrėsim, ar dar biškį kažkur. Tai čia yra dar galimybių pasivaikščioti. Arba jau lipsim apačion. Gal megztinį kokį užsidėti, pasiimu dėl viso pikto, nes nujaučiu, kad gali būti šalčiau. Jau biškį pastoliukas toks užėjo netgi. Kol man dėdas ateis, aš pasidėsiu ant akmens, pagalvosiu, kas esu ir pasigražėsiu tokių vaizdu. Ką? Kol lietuvių netėjo reikia. Ką padaryt? Kol lietuvių netėjo reikia gražų vaizdelį sukurti. Pritarimas. Tai kad jie, man rodos, jau į apačią leidžiasi. Nelabai norėjau pasigražėti vaizdu. Ką? Nelabai norėjau pasigražėti vaizdu. Tai gal jie jau buvo čia? Gal kažkiek ateina žmonių? Ne, turiu minėti, kad jie jau užlipo prieš mus. Čia yra gražiausias video, kurį galima rasti internete, kai žmogus valgo bandelę ant kalno. Bandelė ant kalno. Sumuštenza. Ai, sumuštelį? Sumuštelį. Va tokį. Молодец. Taip, lauk. Apa. Ir kad ten apačioj žmogus nepasakė 20 minučių ir nusileidžia. Time. See someone up there? Na va, atplaukė debesėlis, gadina mums vaizdelius. Nu, bent kokį 15 minučių tai drąsiai tikrai pasidžiaugiam. To jau debesiukai tokie vat rūstus. Tai va, mantelės vis dar kapoja maistiuką. Mantelis vis dar kapoja savo sumuštekos. Čia mantelis persirenginė. Maudytis. Sakė, čia geras tiltelis yra šokti į Čia ežerą. kažkur balo yra. Feeling like I'm second best, someone that you could forget. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Now you needed time, giving me the signs of life. Making you look clear, but you're gonna read me in the deep. Po tokio pasibuvimo ant kalno norėtųsi dabar prie jūros šiltai jausti šiltą smėliuką, taip komfortiškai pabūti. Opa. Nežinau, ar būna žmonių, kurie čia užlipo ir gailisi. Nu, jeigu pataikai
ant blogo oro ir nieko nepamatai, gal šiek tiek liūdna. Bet vien tas experiences lipti į kalną, nežinau, bent jau aš lipau pirmą kartą, be galo patiko. Labai nuostabu. Biški už pastato, viršuje galima dar biški palipėti žemyn. Čia dar kažkokie vaizdai atsiveria. Nežinau, pažiūrėsim. Gal kažką gražaus užmatysim, bet kol kas matos, tai visai nieko nesimato. Debesėlį tai normaliai užpuolė. Šiaip džiaugiuosi, kad bent jau turėjom keliasdešimt minučių visai šviesaus ir neblogo reilio. Vlogerį. Ir galėjom bent šiek tiek vaizdų turėti gražių. Офигенно, mano šukuosena. Kaip pankas atrodo. Čia viršui dabar yra 12 laipsnių šalčio. Čia apačioje yra dabar 12 laipsnių šilumos. Tai nėra labai šilta, mano nuomonė. Bet blemba čia miegoti mašinai dabar būtų labai gera. Nebūtų per daug karšta ir panašiai. Kaip nieko nesimato. Labai norėjome šiuo takeliu dar ten į viršų nuvykti, nueiti. Tačiau supratom, kad realiai nieko naujo nepamatytume dėl debesų. Tai kad ir kaip būtų liūdna, keliaujame tuo pačiu keliu iki mašinos. Ir nežinau, reikėtų kažkur nueiti pavalgyti. Per daug kalorijų sudeginom, nei norėtume. Pratėmės dažniau valgyti nei šiandieną. Tai jo. Nežinau, ką čia dar papasakoti. Tai niekur nepasakoti. Va bent jau pakeliu į apačią mus taipogi palydė kalnoškos, nu bent jau viena iš jų. Valgo, jei gerai nešalta, su tokiu riebių ir plaukuotų kailių, galėtų paskolinti. Mes čia tik praeisim, valgykit ponę. O štai ir antra mūsų kolegė. Keliauja pas savo draugą į viršų. O čia vėjelio jaučiasi neblogai. Aš jūs truputėlį pafilmuosiu, jeigu jūs nieko prieš. Nuostabus gyvūnas. Labai taikus. Aišku, gal nesuerzinė. Dabar galvojam, kad gal kad esam ne ant to vat kalno. Ten dabar turėtų labai gražiai atrodyti nusileidžianti saulė. Raudonas dangus, toks jausmas dega netgi. Truputį ir iš čia pamatysim. Toks jausmas, kad iš nakties atėjome į rytą. Beneath the canvas of a burning sky, dodging embers of a world on fire. Yet there's still
inside. They say it's darkest right before the light. Stay with me tonight, far from the fading light. We can leave it all behind, just breathe and feel alive. Nulipinėjom, jau nebedaug liko ir aptarinėjom su Mantvydu, kaip žmonės nulipinėja nuo kalno žemyn. Tai va, Mantvydas pavaizduok kaip normalų žmonės. Dabar vaizduok kiekvieną žmogų, kokį mes matėm. Nu, gal biškai persistingė, bet Nu kaip Džekas Sparrow, realiai. realiai. Čia va įdomi upė teka. Tik vat keista, vietoj vandens akmenis. Žiūrėkit, kas mus išgąsdina. Tiesiai priešais kelią prabėga stirna. Man atrodo, jinai pati labiau išsigando mūsų nei mes. Kiek gražuolė. Žiūri, stebi mane. Na va, liko daugmaž 10 minučių iki nuėjimo galo. Šnekėt nebemoku. Šiaip pakankamai saugiai viskas praėjo. Ir užkilom, ir nusileidom. Vienintelis 2 dalykai buvo. Tai vat man vis vieną kartą krito aukščiau kalno. Ir va dabar vat, bet nepilnai. Tai šiaip viskas tvarkoj, keli įbrosdinimai. Spėjau sugauti objektyvą. Tai ja. Žalos nepadaryta. Ir visos kelionės metu nuo viršaus į apačią sutikome tik vieną žmogų, kuris ten realiai sutikom pačiam viršuje. Ten su lazdelėm žygiavo į viršų. O apart jo, tai iki šiol nei vieno žmogaus nesutikom. Galimai jis nusileido su kiltuvu. Mes čia normalus esam. Čia yra labai daug žmonių, kurie tiesiog užkyla su šitais liftais į viršų ir eina pešiom žemyn. Arba užkyla pešiomis ir nusileidžia žemyn. Mes gal, nemanau, kad iš nedaugelio, bet vis tiek pasirinkom ir į viršų ir į apačią eit pešiom. Vis dėlto biudžetinė kelionė. Civilizacija. Mūsų kojos dega nuo vaikščiojimo. Atrodo, taip netoli reikia nueiti, bet kai non-stop eini, vat kelias valandas atgal, nu pasijaučia. Atvarėm prie savo automobiliuko. Norim atsisėsti ir pagalvoti, kur toliau važiuojam. Mantvydas šiuo metu moka už parkingą. Nusprendėm važiuoti tiesiai į vietą, kur mes nakvosim šią naktį. O tada ryte jau bandysim susidėlioti savo planus. Prisiparkavom ir šiaip kiekvieną vakarą prieš miegą mes bandom apžvelgti, kas mums labiausiai kelionės šio. Ir kiekvieną vakarą mes bandom apžvelgti, kas labiausiai mums tą dieną patiko ir kas labiausiai nepatiko. Duai, tu pirmas. Man patiko, kad... Man nepatiko, kad nėra vandens, kuris pilt. Ta prasme, kažkokia nesąmonė yra. Jis kalba apie... Geriamą vandenį. Jo, kur būna kranelį, va, tarkim, Vilniaus centre būna daug jau. Lietuvoje dažnas dalykas pakankamai įsipilt vandens kažkur. Jo. O patiko
visa kelionė, šiaip tiesą sakant. Šiandienos pasivaikščiojimas. Tai jo. Ir vieta, kur nakvojam. Irgi visai neblogai. Man labiausiai nepatiko, labai nemalonu tokioj gražioj vietoje vaikščioti ir užuosti visokios išmatas ir šlapimo kvapą. Atrodo tokia faina vieta ir yra tarp medžių, pamatai tarpelį, nori prieiti, pafilmuoti kažkokių gražių kadrų, o užuodi tik tai mėšlą ir realiai, labai prastas kvapas. Tai vat gaila, kad taip dergia tokią gražią vietą. O patiko labiausiai tai, tas momentas, kai jau po kelių valandų lipimo atsirandi kalno viršūnėje, tas pirmas įkvėpis oro degonės. Nežinau, toks labai malonus, toks jausmas, tik tokį vieną galima checkpointą užsidėti dienoje. Tai va tiek, kad norėjom pasidalinti kažkuom asmeniškesnio. Nežinau. Mes biškį pašnekėsim, gal kažką pasiplanuosim rytoj ir eisim miegoti. Tai va. Labą naktį.